Dar visai neseniai Šakiuose ir jo apylinkėse nebuvo aktyvaus poilsio infrastruktūros. Tačiau ES struktūrinių fondų dėka šis regionas tapo patraukliu turizmo objektu. Čia galite grožėtis piliakalniais, nuostabia gamta ir dvarais. Na, jeigu teks lankytis pačiuose Šakiuose, nepamirškite užsukti į jaunimo kūrybos ir sporto centrą. Norėdami paskatinti turizmą mūsų regione ir žinoma Šakiuose ir miesto apylinkėse įkūrėme naują turizmo traukos objektą – Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centrą. ES struktūrinių fondų dėka buvo įkurtas aktyvaus poilsio infrastruktūros kompleksas, tai yra vandens ir sporto pramogų kompleksas, baseinas, pirtys, sporto salė. Einu 2 kartus į savaitę, trečiadienį, sekmadienį. Nepaprastai smagu, labai geras vanduo, aptarnavimas nuostabus, žmonės geri ir labai daug atvažiuoja žmonių iš svetur, žinokit. Ir net iš Vilniaus, iš Zapyškio 2 autobusai, praeitą kartą buvo be vaikų mažų su mamom ir su tėčiais. Ir sakau, kodėl ne Kaune, sakė, mums norisi ir Šakiuose. Įgyvendinus projektą buvo skatinamas ne tik aktyvus poilsis ir turizmas, bet taip pat, aišku, ir vietos bendruomenės fizinis aktyvumas bei sveika gyvensena. Mūsų kraštas patenka į Nemuno vidurupio turistinį maršrutą. Taip pat mūsų kraštą kerta nacionalinė autoturizmo trasa Sūduvos kelias. Taigi mūsų krašto lankytojams ir svečiams čia yra puikios sąlygos ne tik aktyviam, bet taip pat ir pažintiniam bei kultūriniam turizmui. Pajusti ES struktūrinių fondų teikiamą naudą galite ir jūs apsilankę vaizdingame Šakių regione. Čia tikrai rasite ką pamatyti. Na, o kelionės pabaigoje galėsite pažaisti krepšinį.